Sveiki, su jumis jau 7 žmoniškos inžinerijos epizodas. Jo tema – AI inžinerija ir AI inžinieriai. Ši nauja sritis man kiek primena duomenų mokslą prieš gerą 10-metį, kai niekas iš tikrųjų nežinojo, kas yra duomenų mokslas ir ką duomenų mokslininkai daro. Mano manymu, dirbtinio intelekto inžinerija šiuo metu yra panašioje stadijoje. Mes dar tik bandome išsiaiškinti, kas priklauso AI inžinerijai, o kas tampa dalimi kitų inžinierių darbo. Su Tomu, Hostinger AI inžinerijos tyrimų vadovu, kalbamės apie AI inžineriją Hostingeryje ir kaip AI inžinieriaus atsakomybės apsibrėžė komanda tenais. Mintis, su kuria likau po pokalbio. Integruoti kalbos modelius į produktą turi mokėti visi inžinieriai. Ir išties, Hostinger vienas didžiausių AI produktų neturi AI inžinieriaus komandoje. AI inžinieriaus atsakomybė yra spręsti specifinius su kalbos modeliais ar AI sistemomis susijusius iššūkius. Tarkim, haliucinavimą, agentų sistemas ir tų sistemų patikimumą. Gero klausymo. Labas, Tomai. Sveikas. Malonu, kad pasikvietei į svečius. Ir susirinkom gal pakalbėti labai įdomią temą. Susirinkom pakalbėti, kas yra AI inžinierius. Bet gal pradėkim nuo pradžių. Esam Hostinger ofise taip. Ir tai Hostinger turbūt ne naujiena visiems, žino, ką darom, bet gal trumpai apie Hostinger, apie AI komandą. Ir tada. Tai Hostinger visi girdėjo. Tai ką mes darom, tai teikiam paslaugas turbūt tokias senas kaip pats internetas, domenai, e-mailai, svetainių talpinimas, bet pastaraisiais metais visą tai, tuos produktus inovuojam, žiūrim kaip rinka juda, atliepiam inovacijas, kurios atsiranda, kaip kalbos modeliai, automatizacijos ir panašiai. Ir pildom savo produktų gamą, tai įrankiais, kurie padeda dalykus padaryti lengviau, kaip pavyzdžiui valdyti savo e-mailų kampeinus, kurti svetainės, valdyti savo serverius, gauti pagalbą ir panašiai. Tai stengiamės atliepti, kas rinkoje yra ir padaryti, kad paslaugomis būtų galima naudotis klientams kiek įmanoma paprasčiau. Ar turbūt tuos produktus enablinti ar padaryti, tai inžinierių turbūt. Inžinieriai ten ir atsiranda. Jo, tai kokio dydžio dabar yra inžinierijos komanda, ne? Kaip jūs save organizuojat, kaip dirbat? Jo, tai su AI inžinieriais toks ilgas kelias, ne, čia buvo iki to, kur dabar esam. Aš gal tokia priešistorė biškį papasakosiu. Tai apskritai, kada pradėjom dirbti su mašininiu mokymusi, ganėtinai seniai, dar Zairo svetainių kūrimo įrankis buvo vystomas, tai ten pradėjom diegti dirbtinio intelekto sprendimus, tokius kaip svetainių attention heat mapas, kur tau realiai suprognozuoja, kurios svetainių dalys labiausiai trauks lankytojo akį, SEO optimizavimai ir panašiai. Turėjom tuo metu gal 3-4 žmonės, kurie tą dalyką darė, bet tai pagrindė buvo data scientist. Data scientist tai slešas tokie geekai, inžinieriai, kuriem įdomu dalykai. Tai judėjom tuo metu su tokiu steku, buvo atskira AI komanda ir mes darėm our stuff. Tai per daug fokusas buvo realiai techniniai sprendimai, nes tuo metu tas pipelinas padeliverinti featuresą, AI featuresą užtrukdavo ganėtinai ilgai.
Čia turbūt mes kalbam prieš Transformerius, ne? Čia yra dar... Taip, 18-19 metai. Tai atrodo ganėtinai. Atrodo, Tikrai taip. Tai tada judėjom su šitu steku. Išėjus GPT-2, tada pamatėm, kad įdomus dalykai vyksta. Tai kuo galiu pasidžiaugti, kad realiai išėjo GPT-2, atsimenu, Giedrius, vadovas tuometinis, irgi buvo excited šitą inovaciją. Tai mes realiai per trumpą laiką GPT-2 integravom į tuometinį Zairo produktą ir jau siūlėm tam tikras pagalbas klientam, kurie kuria savo svetainės. Ir tai darėm irgi tą patį, ten kelių žmonių komanda, bet po GPT išėjimo pamatėm, kad tai gali būti kažkas didelio. Ir laikui bėgant vis daugiau galimybių. Tie patys kalbos modeliai atrakino, kur mūsų produktuose produktų vadovai pamatė, kad irgi tikrai vertė yra ir reikia tą dalyką daryti. Tai atitinkamai ir komanda pradėjo augti. Bet mes vis dar kalbam apie funkcinę komandą, jei žmonių, kur visos žinios yra susikoncentravusios vienoj komandai. Tai žmonių daugėjo, 12, 13, 14 žmonių, kurie užsiėmė būtent jau kalbos modelių integravimą, gal taip, ir funkcionalumo aplink kalbos modelius kūrimų produktuose. Tai produktų mes turim 8, kad įsivaizduoti. Vienur lengvesni produktai, kitur techniškai sudėtingesni, bet vienaip ar kitaip panaudojus kalbos modelius, ten galima sukurti inovaciją, padėti klientui pasidaryti dalykus lengviau. Tai išėjo kalbos modeliai, mes pradėjom dirbti, backlogas pas mus, viską mes planuojamės, tik niuansas iškilo su tuo, kaip mes gerai galim deliverinti tuos funkcionalumus, nes vienas dalykas yra sukurti funkcionalumą ir padeliverinti, kitas yra, kad ar tas funkcionalumas tai kuria vertę klientui, tai ta jau labiau produktinė dalis. Tai to pasekoje gal įvyko šiokie tokie pokyčiai, nusprendėm, kad ką geriausiai mes galim padeliverinti ir kad klientas būtų patenkintas ir produktas galėtų greičiau judėti su inovacijų ir funkcionalumo kūrimu, tai įsiskirstėm iš funkcinės komandos į cross-functional teamus. Tai priklausomai nuo produkto sudėtingumo, jame yra vienas ar keli inžinieriai, kurie ir fokusuojasi į vieną produktą, vieną sritį, žino, kur skauda klientam, žino, koks yra produkto roadmapas, žino, kur kalbos modeliai ir AI rinka juda ir visą tai turėdami minty gali priimti geriausius sprendimus produktui. Tai dabar tas toks, kaip mes dirbam, tai mes ir dirbam cross-functional teamuose. Tai va. Jo, ir tai tada, čia turbūt cross-functional teamas, tai ir bus ten front-end inžinieriai, back-end inžinieriai, AI inžinieriai, produkto vadovas ir tada visi kartu dirba. Tai labai panašiai mes ir šitus pakeitimus darėm su QA komanda, nes QA irgi labai panašiai dirba kaip ir mes, tai įsiskaidėm į produktinės komandas ir šitas principas kol kas limpa, važiuojam taip, o žiūrėsim, kaip toliau padiktuos viskas, koks yra optimaliausias būdas kurti produktus ateityje. Nes čia turbūt yra keli, čia toks kaip visą laiką inžinieriai turbūt turi trade-offus visur, ne? Kažkas, kai funkcinė komanda, tai visi dalinasi žiniom, visi on the same page, tada gal sunkiau atliepti specifinį produktą ir geriau įsijausti į tas.
Dabar turbūt atvirkščiai yra iššūkiai, kaip komandą palaikyti, kai visi yra skirtingose komandose. Būtent, tai šita problemytė, jinai, ne problemytė, tai ką reikia labiau fokusuotis, tai yra kaip išlaikyti tą know-how, best practices ir panašiai. Tai tuo tikslu turim AI gildą, kur, žinai, bandom apsikalbėti, dalintis tom tais pasiekimais, pokyčiais, ką darom produktuose, kas vyksta rinkoje. Realiai turim 2 tokius bendrus gal mytus, tai yra gildo susitikimai, kur dalinamės labiau gal tai, kas vyksta organizacijoje, ką pasiekėm, kokias technologijas naudojam, kur feilinam, kur gerai pavyksta kas. Ir kitas mytas tai yra readingsai, kur dalinamės tuo, kas vyksta markete. Tai gal ne markete, apskritai su AI, tai kokiais nors įdomiais research paperiais ar naujienom, kas būtų svarbu, /įdomu būtent AI inžinierė. Okay. Čia turbūt, kai rinka juda taip greitai, kaip AI rinka juda, turbūt neįmanoma be to būti kažkaip. Būtent. Ir tas labai svarbu, žinai, AI inžinierė. Tu negali nesidomėti, nes kiekviena tokia, žinai, ar pokytis rinkoje gali turėti didelį impactą tavo produktui. Ir išeina vienoks kalbos modelis, kuris turi tam tikras stiprybės, ar tai tinka tavo produktui, reikia įsivertinti, žinai, bet tu turi jausti tą greitį ir susirinkęs informaciją priimti geriausią sprendimą, kuris tavo produktui būtų kurintis daugiausia vertės. Prie šito dar sugrįžim, nes čia įdomi labai, kaip padaryti tą trade-offą, kiek laiko skirti deliveriui, kiek laiko skirti naujų dalykų, ar komandos dalį, ar kažkaip. Bet gal tada taip nuo komandos, ir tu sakei, turit 8 produktus, tokius AI-enabled produktus, tai gal prieš pradedant kalbėti apie jau AI inžinierius ir gal kas hostingeriai yra AI inžinierius, už ką atsakingas, gal galima kokį vieną produktą galėtum papasakot, kad įsivaizduoti techninį sudėtingumą, kokią problemą bando išspręsti. Šiaip tai visi produktai turi savotišką angle, dėl ko jie yra sudėtingi. Iš tokių, kuriuos verta paminėti, gal tai yra, aš gal 2 pasakysiu, kurie turi gal daugiausia inžinierių dirbančių prie jų. Tai yra Cody asistentas, kuris padeda CS-ui, padeda klientams savo problemas įsispręsti. Ir turbūt Horizon produktas, tai yra svetainių kūrimo mašina, kuri tavo natūralią kalbą gali suprasti, interpretuoti, ko tu nori ir sukurti pagal tavo poreikius svetai. Atrodo gan paprasta, lygiai taip pat kaip ir Cody. Parašai, gauni atsakymą. Čia yra visa magija šitų AI produktų, kad atrodo labai paprasta. Atrodo labai paprasta. Kiekvienas galėtų atrodo padaryti, bet kai pradedi daryti, atsiranda daug niuansų, kuriuos įspręsti. Ir atsiranda poreikis būtent tų AI žmonių, žinai, nes pasirodo nėra viskas taip paprasta. Ko giliau į mišką, daugiau. Ok, tai gal galim tada, tai Cody yra asistentas, ne? Tai gal, tai aš įsivaizduoju, čia turbūt rago principų kažkaip veikiantis daiktas gali būti, tai yra chatbotas, ne, tai yra chato interfejsas. Kur čia yra, kur, kai dirbote, kur buvo tos tokios key vietos, kur turėjote investuoti daugiausiai dėmesio? Tai kur yra sudėtingumas viso šito Cody chatboto asistento, tai yra tai, kad tas domenas, kuriame mes dirbam, jisai yra ganėtinai sudėtingas. Jeigu tau vartotojas parašo my website doesn't work,
Tai gali būti nuo A iki Z, negali ten domeno išjus, kažkur rekordai nepakeitė, nesusipropagavę, kažkur gali būti konfigas pakeistas. Gali būti, žinai, N dalykų, kur norint suprasti ir atsakyti klientui, kodėl tas tavo websaitas neveikia, ten reikia atlikti gan nemažą paiešką, sujungti visus komponentus ir priimti sprendimą. Tai ragas yra maža gal dalis viso to, bet sudėtingumas ir atsiranda, žinai, kaip suintegruoti ir leisti asistentui saugiai pasiekti informaciją per kokius kanalus, ar tai API callai, ar MCP, žinai, kaip agentai tarpusavį komunikuos, kaip atrodys visas žinutės kelias, nes įsivaizduok, yra daug tų produktų, Cody coverina visus, tai kaip atrodys handoffas iš vieno agento į kitą, kaip tas kontekstas susimenedžins, tai nuo architektūrinių iki tokių, žinai, konteksto suvaldymo, modelių parinkimo, kad išlaikyti vientisumą iš kliento pusės, nes klientas tai mato vieną, žinai, langelį, o apačią tai yra domenus patikrinam hostingą, serverius patikrinam, viską sutikrinam, gal ten paprasčiausiai klientas nesusimokėjęs ir jau ten planas, žinai, pasibaigė. Tai tiesiog sudėtingumas ir atsiranda iš tos, kaip su duomenim dirbti, kaip saugiai tą daryti ir kaip išlaikyti vientisą patirtį klientų. Šitoks atrodo, kad Cody tai yra toks icebergo viršūnė tik tais, ne? Nes visos kitos, visi kiti produktai turi kažkaip seamlessly integruotis į... Taip, tai realiai tas langelis, ne? Tai yra, atrodo, ganėtinai paprastas, bet paskui kuo tu eini gilyn, architektūriniai sprendimai, agentai, duomenys, Ir aš turiu įtarimą, kad paliečia labai daug komandų, praktiškai visas komandas ir paliečia. Jo, tai tada Cody komanda, ne, kuri atsakinga už tą produktą, jie padeda kitom komandom, kitos komandos, žinai, gal kokio data mesho principų turi exposinti kažkokie API'us, kad galėtų pasiekti, kaip tą dalį jūs... Jo, tai čia kolaboruoja produkto komandos su Cody, tai dalis yra, kur padeda pasiekti informaciją naudojant MCP, sukuria ir leidžia pasiekti. Kitos yra, kur gal pavyksta perpanaudoti tos pačius API'us, ką mes jau turim, žinai, kažkur data pasimti iš duomenų bazės, tai kolaboruoja ir ieško tų variantų, kaip tą pasimti, bet kad produktai contributinai tą Cody kūrimą, tai taip. Čia neįmanoma. Bet čia turbūt... Aš galvoju, čia turbūt vienas ir labiausiai impactful turbūt produktų yra, kadangi visą tą kompleksiją, kuri underneath, kaip abstraktinai tą vieną langą, kurį... Taip. Tai kai paleidom, tai dabar sakau, millions and billions taupyti. Tiesiog laikė, ne? Jo, nes didelę dalį to viso laudo nuo customer supporto tikrai nuima, plus atsiranda pagalba produkte, tu dirbi, tau kyla klausimų susijusių su produktu, tu vėl šoki, žinai, padedi, tai ta kliento patirtis gerėja. Tai tikrai vienas didžiausią impactą sukūrusių produktų. Ir tai kokia tada dydžio yra AI inžinierių komanda dirbanti prie šito sprendimo? Tai čia irgi atsiranda toks AI inžinierius. Tai kaip viskas prasidėjo, tai AI inžinieriai pradėjo eksperimentuoti su, tuo metu buvo Rasa frameworkas toks, jisai irgi leido kurti chatbotus, tai pradėjo eksperimentuoti, pirminius POC pasidarė, pamatėm, kad veikia, pradėjom biškai skeilinti, bet norint skeilinti tokį produktą, reikia daugiau ne tik technical expertise, bet reikia domeno žinių, tai yra, tu perskaitai, pavyzdžiui, conversationą tarp kliento ir agento, tu supranti, kur yra negerai, kaip dabar tą žinias įkorporuoti, tai reikia kažkokių analitikų, kurie skaitytų ir sakytų inžinierė mane, kad va čia turėjau pasakyti kitaip, o kad kitą kartą pasakytų kitaip, teisingai, tai jau tai ir sugalvok, žinai, kaip tas atrodytų.
ten yra daugiau, žinai, ne tik inžinierių, yra pati produkto komanda, yra analitikai, kurie skaito čiatų, žiūri, žinai, tai inžinieriai, kurie integruoja su sistemom. Tai fun fact, tokio kaip AI inžinieriaus ten nėra. Okay. Kas buvo, žinai, tuos POCs padarė, pamatėm, kur galima judėti, bet Kaudi komandai tokios profesijos kaip AI inžinierius nėra. Nes ten turbūt yra, kaip ir minėjom, ten yra integracijos, nes kitom sistemom daugiausiai ten. Taip, tai mes konsultuojamės, kalbam, bet tai va čia gal irgi galėsim paliesti, kaip tai AI-based produktas ir nėra inžinierių, žinai. Kas ten ką daro? Tai manau paliesim šitą. Jo, ir tas Horizon websaitų kūrimo įrankis, tai vėlgi tu gali pasidaryti paprastai, atsidarai CodeCloud'ą, sukurk man landing page, tau tikrai sukurs, bet vėlgi atsiranda kompleksė, kai tu nori editint, nori prijungti kažkas papildomus funkcionalumus, padeployint, paskui žiūrėti tą security anglą, žinai. Tai visus tuos dalykus leidžia būtent ir padaryti Horizon, kuris atrodo parašai, noriu websaito, kur būtų galima prisijungti prie sistemos, matyti savo kažkokius specifinius įrašus, įvesti informaciją, gal dar e-commerce turėti, žinai, kur produktus galėčiau pardavinėti. Tai čia yra nemažas kiekis tų integracijų, kad atrakinti tą funkcionalumą ir kaip ir kuriant tokį websaitą, kalbos modeliui, suprasti, kurias integracijas įtraukti, kaip jas sukonfiginti, nes viskas vyksta background, realiai klientas parašo, kad noriu ir tau susikuria ten Stripe integracija, žinai, pavyzdžiui, kažkokios data storage atsiranda, e-mailas pasikuria, kur jau... Tai čia pilnas ir šiaip ganėtinai, tai nėra visai paprasti landing page, aš suprantu. Exactly, tai coverina nuo to landing page'o, iki e-commerce'ų ar kažkokių labai specifinių webinių aplikacijų, kur reikalinga autentifikacija, žinai, custom duomenų setai visokie ir panašiai. Okay. Čia tokia stipri evoliucija nuo ten tų template'inių no-code solution. Exactly. Ir paskui įdomus dalykas atsiranda, nes su one-shotinti tau gali padaryti, bet tu paskui sakai, man patiko, ką tu sukūrei, bet žiūrėk, va šita sekcija, jinai turi būti biškai kitokia. Noriu, kad jinai būtų ten šviesiai mėlyna, whatever. Tai kaip užtikrinti, kad viskas, kas yra aplinkui, liktų taip, kaip yra ir kalbos modelis nesugalvotų, kad čia tas šviesiai mėlyna sekcija gal reikalinga pakeisti kokius nors globalius, žinai, CSS nustatymus ir ten viskas sugriūna. Tai būtent tas valdymas haliucinacijų, klaidų valdymas, nes sudėtingai sistemai tu vis tiek kalbos modelis gali padaryti klaidų. Kaip tas klaidas išspręsti background'e, ne įtraukiant į visą tą klaidų sprendimą kliento. Nes mes tikrai norim, kad įvyksta klaida, mes ją aptinkam ir klientui nežinant sutvarkom. Tai klientas turi gerą patirtį ir tokį fluent procesą, bet pas mus visas tas heavy liftingas nugula, kur jau reikia sugalvoti, kaip atrodys. Čia do the hard things, ta prasme, ne už klientą. Tai, exactly. Čia dar jeigu galvojant apie ten tik landing pages, tai galėtum sakyti, kad čia nėra gal jau ypač šių laikų ten kalbos modeliams sudėtingų užduotis. Su integracijom ir ypač editinimu turbūt čia yra kas kita. Tai ar šitam produkte yra AI inžinieriai? Šitam yra. Jo, šitam yra, paskaičias, 6. Okay. Čia jisai jau yra grinai AI-based, kur AI-us atlieka autonomiškai sprendimus, priima, sujungia komponentus ir panašiai. Tai jisai labai stiprus yra, būtent tai nėra, dirbant prie šito produkto,
tu nesurasi atsakymų internete ar ten pakalbėjęs su Cloud Code ar ChatGPT. Tai yra, kur tau reikia sugalvoti, kaip geriausia tos dalykus padaryti, nes ar įspręstos problemos, tai dalinai, jos nėra tau, žinai, atsakymai internete, tai reikia sugalvoti. Dėl to ten dirba protingi žmonės, kaip ir visuose kituose produktuose, kurie, žinai, suka galvą ir bando atrasti tą geriausią miksą komponentų, kurie kartu veiktų geriausiai. Gal gali šiek tiek praskleis šydą, kaip atrodo ta sistema iš aukštai. Tai aš žinau, kad ne vienas agentas turbūt tenais yra valdantas. Jo, nu ten yra, galvoju, kaip čia paprašiau. Tai yra agentais grįstas sprendimas, kur figuruoja, kai tu bendrauji, sandboxai, security layeriai ir visas kontekstas, kurį tiek mes predefininam šiek tiek, kad palengvinti klientam kūrimo procesą, irgi yra involved į visą tą miksą ir dar kitos sistemos. Kokio dydžio apskritai komanda? Nes 6 AI tik inžinieriai, ne? Ir čia, kaip tu sakai, čia ir securities, ir sandbox, ir infrastruktūrinių turbūt nemažai sprendimų. Taip. Tai ta komanda viena sparčiausiai augančių. Kiek dabar iš viso žmonių nepasakysiu, bet pasakysiu, kad greičiausiai auga ir realiai artėja link 30. Jo, okei. Nu, skamba kaip sistema, kuri turi daug labai tokių čia po vandeniu, ne? Tokių nematomų komponentų, kur... Tai viskas, kas po vandeniu ten, žinai, įdomiausia. Tai, jo. Okay. Tai vat, dabar gal ir galim to pačiu sugrįžti. Tai vat viena komanda, kur yra 6 inžinieriai, ne? Ir kurie daro vat tą tikrai heavy liftingą turbūt. Nu, čia nuo infrastruktūros turbūt neatskirsi taip pat, bet vat kalbėjom apie Codį, kur tu sakei, vat inžinieriaus nėra, nes gal nereikia, nes ten yra kitos, kaip čia, tos svarbiausios dalys. Tai vat kaip, kokios yra atsakomybės pas jūs, inžinieriaus, ką jūs manote, inžinierius turi daryti ir tada, vat, pavyzdžiui, kaip Codį kontekste turbūt yra dalių, kurias tiesiog padengia kiti inžinieriai, backend inžinieriai, frontend. Taip. Jo, čia titlų inžinieris. Man šiek tiek primena, vat, prieš 10 metų data scientistas buvo nuo data inžinieriaus, analitikas, data scientistas, toks backend inžinierius kartais, viskas in between. Jo. Tai, nežinau, čia labai panašiai. Ar AI inžinierija gali daryti backenderiai, ten frontenderiai ar bet kas kitas? Žinoma, gali, ne tiek gali, kiek turi. Man atrodo, kad tai jau toks standartas. Ta prasme, tu esi inžinierius, bet kokio lygio ar bet kokios krypties tu turi gebėti padaryti integraciją su kalbos modeliu, B, užtikrinti, kad funkcionalumas, kuris grįstas tuo kalbos modeliu, jisai galėtų veikti ir kurtų kažkokią vertę. Tai kadangi tai galima padaryti, kuo tu daugiau funkcionalumų kuri, tuo tu stipresnis esi. Tai man atrodo, Codį Hebra ten labai panašiai ir yra, kur tu pradedi, parašai promptą, žinai, gauni rezultatą, davai jungiam daugiau, jungiam function calling, jungiam kontekstą, kur tikrai stiprus inžinieriai tą turi mokėti. Tai ir Codį yra labai geras to pavyzdys, nes ir agentai, ir konteksto managementas, ir modeliai, ir infrastruktūrinė dalis, viskas yra padengta ir tikrai jie puikiai ten darbuojasi. Žinai. Tik atsiranda kita medalio pusė, kas įvyksta tada, kai pradeda 5 kartus iš 30 klientui atsakymai yra haliucinuoti, ne? Kaip tos haliucinacijas spręsti. Kaip
kaip užtikrinti, kad rezultatas kalbos modelio yra tam tikro lygio, kurio tu, žinai, užsisetinė expectationus, ne, kaip užtikrinti, kad jisai toks ir būtų. Kaip atliepti modelių pokytį, kaip integruoti naujus modelius, nes kiekvienas modelis turi tam tikrų savų niuansų, kaip priimti sprendimą, kuris modelis tau apskritai tinka, žinai. Tai čia tokia jau antra medalio pusė, kur atsiranda būtent AI inžinieriai. Dėl to, sakau, yra tikrai tų produktų, jų ir turi būti. Inžinierius, paprastas inžinierius tikrai turi gebėti tą dalyką padaryti. Plius mes turim Cloud Code, kodeksą, kursorių, kur palengvina tą visą... Čia kitas dar kampas, kurį tikiuosi paliesim, kiek AI inžinierius darydamas AI sistemą naudojasi AI sistemą. Naudojasi. Ir visi pas mus organizacijų, tai visi be išimties tuo naudojasi. Ir yra labai gerai. Aišku, reikia turėti guardrailus, procesus, kad belenkas nenueitų į productioną, bet tikrai visi panaudoja, mes turim ir vidinių sistemų. Čia kita dalis dar labai, labai gili, kuri būtent padeda ir PR'us padaryti, patikrinti, CI/CD paruošti, kad atlieptų būtent tas rizikas ir įvertintų, kad kodas gal kažkiek, žinai. Man dabar galvoju įdomu, ar žmonės, kurie dirba su AI inžinieriai, arba Code atveju inžinieriai, kurie šiaip turi daug darbo su AI sritim, jie kažkaip kitaip geriau naudoja agentus savo darbe? Ar yra kažkoks gilesnis supratimas, kaip pats darai iš tikrųjų agentinį kažkokį sprendimą? Ar čia jau turbūt toks, šiuo metu jau tampa toks toolsas, kur visi jau daugiau mažiau mokosi naudoti ir žino kaip? Jo, aš manau, kad standartas ir visi tai geba daryti. Pavyzdžiui, pas mus dirba Laurynas, paminėsiu. Tai jisai labai puikus inžinierius, frontendą, maros, daro. Bet kiek jisai būtent AI developmente domisi ir kiek jisai dalykų padaro ten, belenkiek podcastų pražiūrė, ten skillsų susideda, viskas susiautomatizuoja, žinai, tuo dalinasi, tai jisai, pavyzdžiui, yra tikrai vienas iš pirmūnų, ne, organizacijų, nors jisai tikrai nėra, žinai, tas AI inžinierius, apie kuriuos mes taip kalbam, kurie kuria, žinai, sistemas. Tai atsakant į klausimą, manau, kad inžinierius in general, žinai, tikrai gali naudotis daug geriau tais įrankiais, negu, žinai, išskiriant, kad AI inžinierius, žinai, tai darytų geriau. Čia galvoju, net gali būti atvirkštinis, žinai, variantas, kai tu darai tas sistemas, tu pradedi matyti visas vietas, kurios neveikia, tausti, ir tada gali net pradėti pasitikėti kartais mažiau, nes naudodamas gal mažiau gali kartais susidurti su tais edge-cases, kuriuos pats sprendi. Exactly. Bet aš iš savo patirties, nežinau, aš esu paprastas žmogiškas vartotojas, kur turiu kelis skillsus, kelias integracijas, kur pakavirinam tai, ko man, žinai, reikia. Tai grįžtant tada prie AI inžinieriaus, ne? Tai kokios yra tos atsakomybės, ne? Ko, jeigu turi užsirašęs, kad esi AI inžinierius, dirbi hostingeryje, koks lūkestis yra skirtas? Jo, tai lūkestis, kaip ir daugumai inžinierių, yra kritinis mąstymas dabar, ne? Ir gebėjimas išnaudoti įrankius savo darbę. Tai reiškia, kad tu turi supratimą, kaip ir kada panaudoti ar kursorius, ar klodas, tas stekas, žinai, nelabai svarbu, bet tu moki padaryti, kad tavo rezultatas būtų padeliverintas greičiau, kokybiškiau, žinai. Tai šitie dalykai, šokant prie tų techninių gebėjimų, tai vis tiek, tu turi suprasti sistemų architektūrą, turi suprasti
mokėti, kaip integruotis su kalbos modeliais, kaip promptus rašyti, nors dabar tai gal nėra tas arkliukas, nes realiai jau visi kalbos modeliai ganėtinai gerai supranta, intelligence lygis geras, gali belenką parašyti. Tai čia toks common ground, bet kur atsiranda tas atskirimas, sakykime, tarp backendo ar kokio nors kito inžinieriaus ir AI inžinieriaus, tai tas, kad AI inžinieriai jie kelia tokius klausimus, kaip ar tas modelis, kurį mes naudojam, yra geriausias. Ar kostai mūsų produkto yra optimaliausi. Pastarųjų laikų man. Jo, kaip atrasti pusiausvyrą, žinai, tarp to, kiek tu uždirbi ir kiek išleidi visam AI dalykui. Tai vėlgi, kas po to slepiasi, tu turi kažkokius benchmarkus. Turi open source models, turi API, turi skaičiuoti, žiūrėti, ar gal yra jau tas momentas, kai reikia galvoti apie savo infrastruktūrą, kelti tos klausimus, kaip žinoti, ar tavo modelis, funkcionalumas neregresuoja. Kad padarius, žinai, pokyčius ar prompto, ar modelio net lygis, kurį tu sukūrė, žinai, nekrenta. Lygiai taip pat kvestionuoti viduj komandos, kaip mes, ar atliepėm kliento poreikius. Tai mes sukursim kažkokį funkcionalumą, gal klientui to, žinai, nereikia. Arba kaip tik užbėgti įvykiam už akių ir ateiti ir sakyti, hebra, išėjo modelis, kuris geba generuoti SVG, belenkai gerai SVG, ir sakyti apie seniukai mes dabar turim integruotis šitą, nes tai spręs mūsų kliento ABC problemą. Tai tikėtina, kad va tokia informacija, backend inžinieriai tikrai nesužiūrės, nesuskaitys, kas vyksta. PM-ai irgi jie supranta dalykus, tačiau bet irgi, žinai, nesutrekins to market shifto. Taip, čia visą tą žinias, apie ką pradžioje šiek tiek užsiminė mane, kad būti įsiplaginus į visą tą srautą, kuris gana didelis yra šiuo metu. Taip. Tai lygiai taip pat stebi, kaip open source models, kaip gerai performina. Gapas tarp Frontier ir tai, ką mes turim finansuoti, dabar labai sumažėjęs. Nes su K3 išėjimu ir Kvenova išeina 3.8, tai jis labai mažas. Ir žinant, kiek kainuoja tie kolai API-aus, kada tas laikas, žinai, bandyti mažesnius modelius ar tuos Frontiers open source. Ir va čia turbūt dar, jeigu tie produktai yra ganėtinai paprasti, tu turi kažkokį vieną, kelias kolas, gal ten vieną kitą tulkolsą, tai vieną, ką tu pasakoji ir ten apie Horizoną arba tokius jau didelius, tai ten tie tokenai, tu įtariu, susideda gana greitai. Exactly. Tai kuo daugiau po vandeniu vyksta funkcionalumo, tuo kliento viena žinutė kainuoja brangiau. Tai įsivaizduokim, kaip pavyzdį. Tau klientas parašo į tavo produktą žinutę ir norint pateikti atsakymą, tau kainuoja $2. Jeigu tu galėtum vietoj $2 tą patį atsakymą duoti už $1, žinai. Tai ir produkto maržos kitaip atrodo, žinai, ir visa matematika geresnė. Tai va būtent ir yra, žinai, nes tu kaip inžinierius gali dirbti, susintegruoji ten su GPT 5.1 ir važiuoji, kuri tuos featuresus daužai, bet pameti e-marketą ir pameti tuos benefitus, ką tau gali atnešti, žinai, būtent integracijos ir modelių naujų, tų žinių, kas vyksta rinkoje. Ir čia turbūt dar, mes dažnai kalbam tik tais apie, nežinau, tas ten, nežinau, chato kažkokį completioną arba ten įrankio parinkimą, bet dar yra embeddingo modelių visas space'as, kur ten atskiras, tada ten kokį nors voice to text arba ten
Taip. Tų sričių šiaip yra daug ir vat visame tame, kaip čia, nepasenti dabar yra. Taip. Tai text to image labai gera kryptis, nes, pavyzdžiui, websaitus kuriant, labai svarbu turėti gražią websaito išvaizdą, nes pamatęs klientas fainą websaitą, bet poor images, žinai, sakės, ne, seniukai nepaėjo. Tai jo, šitas. Ir kitas dalykas, tai jo, yra kiti modeliai. Ir ne, pamiršau, iš tikrųjų, labai gerą kažką turėjau. Gerą turėjau pasakyti, per daug minčių. Prieisim turbūt sugrįžtos mintis. Dabar klausantis, tai vis tiek čia yra, aš suprantu, kad AI inžinieriai yra reikalingi ten, kur yra labai tos specifinės AI susijusios problemos, kurias sprendžiama, ne? Bet tada man gal klausimas, jūs sakai, turit 14 inžinierių, ne, kažkur. Koks jų backgroundas dabar, kokie žmonės, žinai, susirinkę, kas. Taip. Nes tas AI inžinierius čia turbūt pastarųjų kelių metų gal titlas, ne, tai mes iš visų skirtingų ten vietos. Prisiminiau, ką norėjau pasakyti. Gali pasakyti ir tada sugrįžim. Jo, tai dar kas labai faina, tai text to image, bet ir, žinai, text to voice ar voice speech to speech, pavyzdžiui, Cody atveju. Žinai, gal mes galim teikti tą pačią paslaugą per WhatsApp'ą, gal galim atrakinti telefoninius skambučius. Žinai, tokie, kurie reikalauja vėlgi to pačio researcho, investigavimo ir tu negali būti užsidaręs tam toj inžinerijoje, bet tau reikia, žinai, žinoti produktą, žinoti, kokie klientai ateina, kuo jie skundžiasi ir žinant technologiją ir problemas kažkaip sumečinti. Man čia šiek tiek mečinasi, tai, kad tu kalbi su tokiu irgi gal netokiu senu terminu product engineer, kur tai yra inžinieriai, software inžinieriai, kuriem įdomu ir svarbu produktas ir nori atliepti ir jie tada technologiją atliepia kažkokį produktinį. Tai čia man skamba, kad tai yra svarbu AI inžinieriai. Labai. Ir apskritai tas backgroundas, ne? Dabar daryti AI inžineriją yra ganėtinai lengva. Tu turi visus įrankius ir kas tave skiria nuo integracijos realiai API calls, nes kurie yra standartas. Ten galima sakyti, net tavo mamos tokies turi pirštą, kad negali sukurti integracijos AI-aus, bet tai nėra tiesa, nes ten tikrai sutaipinė su daug klaidų, vis tiek tau klodas duos tą integraciją. Tai tas backgroundas žmonių, jisai tikrai yra įvairus. Yra kas atėjo iš software engineeringo, tai yra žmonės, kurie buvo koduotojai, kodavo, žinai, kūrė sistemas. Yra žmonių, kurie atėjo iš data scientist pozicijų, / analitikų. Yra žmonių, kurie atėjo iš akademijos, tai yra žmonės, kurie dirbo akademijoje, šiek tiek dėstė, turėjo kažkokių projektų, bet irgi atėjo. Aišku, jie kai prisijungia, tai tada, tu matai, kad pas juos gal tas inžinerinė pusė yra silpnesnė, bet už tai darbo su duomenim, statistika yra stipresnė pusė. Kai žmogus prisijungia iš software engineering pusės, jie atvirkščiai, žinai. Tai tam turim development planus ir būtent darbo metu tu žinai, kaip žmogų pakreipti, kur tos silpnesnės vietos. Dabar yra puikių pavyzdžių, kur tikrai žmonės išaugę ir prisimenu, atėjo prieš 4 gal metus, tuo metu, kai jau toks pagreitis buvo su kalbos modeliais, tai dabar senior žmonės puikiai deliverina tiek techniškai gerus sprendimus, turiu omeny architektūra gera, ten unit testai, viskas, kas priklauso. Ir labai puikiai keliami klausimai būtent iš kalbos modelių,
integracijų klausimai, agentų, žinai, architektūros, nes tiesiog, kuo tu daugiau dirbi, tuo daugiau, žinai, išmoksi. Tai sakau, įvairios rytys, prisijungus tu matai, kur lekina, bet jeigu žmogaus attitude geras, tai ten greitai susivienodina ir gali važiuoti. Jo, nes čia gal su AI inžinerija turbūt ir yra tas, nežinau, ir įdomi dalis, ir tuo pačiu iššūkis, kad yra daug skirtingų kampų. Yra tas data science kampas, kur nedeterminizmas, įvertinti modelio outputą, kur su tekstu apskritai yra dar sunkiau negu ten klasifierį kažkokį įvertinti. Tada yra software engineeringas, integracijos dalys ir dar jau nekalbant apie tą AI specific čia agentų kažkokios architektūros. Tai turbūt, kad ir iš kokio backgroundo ateisi, visą laiką bus ką išmokti ir kur tenai. Būtent, bet būtent šitas lūžis ir įdomus, kad ką padarė kalbos modeliai, jie leido žmogui, kuris nori išmokti, kuriam tas rytis atrodo įdomi, nori tobulėti, įėjimas į rinką yra žiauriai lengvas. Tu gali greitai pasidaryti, susibildinti, ką nori, įsiaiškinti, kodėl vienaip ar kitaip, tau nereikia ten kursų kažkokių, žinai, ilgų mokymusi, nes ta pagalba, ką kalbos modeliai duoda, žinai, ir jeigu turi noro gilintis, tai tas labai geras mečas. Išmokimų iš tikrųjų, aš pats pajaučiau, kad tas, kas anksčiau gal stabdydavo, nes tu gal net kartais nežinai, nuo ko pradėti. Prasme, ten kartais Stack Overflow gali praleisti pusvalandį ieškodamas atsakymų. Dabar gali tiesiog ten per kelias iteracijas atrasti, kas veikia, ypač jeigu gali gerą feedback loopą, tarkim, nežinau, koks Terraformos deploymentas ar kas nors. Galėtum sakyti, čia serija, aš čia nesigilinsiu dabar. Ta prasme, ten greičiausiai inžinieriai rastų prie ko prikipti, kaip ten ką padarysi, bet tu gali pasidaryti ir tu gali gauti feedbacką. Exactly. Tu skaitai Stack Overflow yield, ten Python skriptas, ne kažką yield, žinai, kas tas yield? Davai, naujas tavas, žinai. Dabar daug paprasčiau, žinai, susirandi ir klaidų paieškos paprastesnės, tai realiai pagrindas, jeigu į tą rinką, į tą market, AI inžinierius nori fokusuotis, tai, žinai, visos durys atviros, tikrai viskas yra padėta ganėtinai patogiai, kad tobulėti iš to srityje. Gal tada, tai vat, iš skirtingų, aišku, ateina backgroundų, ne, ir žmonės su skirtingom stiprybėm. Kai samdot AI inžinierius, į ką tada kreipia dėmesį? Nes čia kitas sunkumas, kurį ir aš pats patyriau, kad ateina, ir ypač jeigu ateina iš data science, tarkim, backgroundo ir ateina iš software engineeringo backgroundo, tai yra tokie du skirtingi požiūriai į tą pačią problemą. Ar jūs galvojate tada, kaip žmogus tiktų į tam tikrą komandą, kokios ten stiprios pusės ir ugdytinos pusės ten tinka, kaip apie tą dalį galvojate? Tai samdant, į ką gal taip labiausiai atkreipia dėmesį, tai ant kiek žmogus yra užsidegęs ir domisi. Nes tos techniniai gebėjimai, juos išmoksti, soft skillsai gal visai aktualu, kad būtų fitas organizacijos lygių, komandos lygių ir būtų lengva dirbti. Bet keli klausimai, kuriuos aš užduodu, tai pavyzdžiui, kaip tu mokiniesi. Ne? Tada ten parada sakyti, skaičiau ten kažką, žiūrėjau kažką ir tada, žinai, ten follow-upą duodi, tai ką tu ten perskaitai, net paperį. Jeigu ten prametė akim abstraktą, tai nieko nepasakys, žinai, nes abstraktas detalių neparodo. Tu kabini, žinai, į gilį, jeigu žmogus tikrai sugeba ir supranta, ką perskaitai, žino influential people, ten kaip Andrei Karpatį ir panašiai, tai panašu, kad žmogus turi gyslelį ir domisi tuo. Dėl to labai didelis pliusas yra jam. Plus tu ateini darbe, dirbi, bet jeigu tu esi užsidegęs ir tau patinka tas rytis, tai aš ir iš kolegų, ir iš savo patirties, aš žinau, kad tu grįžęs namo, tu vis tiek turi ar knygą kažkokią, kuri coverina tam tikras dalis, ar turi
namų laboratorija, kur kažkoks modelis treininasi, kažkas sukasi, žinai. Yeah. Tai tokie dalykai, jie, sakau, labai daug priduoda ir parodo, kad žmogus labai tikėtina, kad sukurs vertės. Kitas įdomus klausimas, tai jeigu į kažkokią komandą eina, žinai, tai man patinka pasiklausti, kaip manai, jeigu turėtum milijoną, ne, kaip tą produktą, ką padarytum su produkto, ne, kurį kreiptum. Tai kaip žmogus šiaip masto iš tos produktinės pusės. Jeigu viskas mytina, tai labai, labai geras dažniausiai hairas buvo. Yeah. Tai va, kaip matai, va, tos techninės jos... Gal čia ir sudėtingiausia dalis. Anksčiau mes turbūt dažnai hairinom per tas techninės, ten vadinamą darbą, žiūrėk. Dabar tai nublanksta vien dėl to, kad labai lengva jį padaryti. Aišku, matai, kiek ten įdėta minties visą laiką jau kalbantis apie tai, bet va, kaip sakai, ten tos softinės tokios softiniai tie dalykai daugiau tada reiškia, ar žmogus nori išmokti, nes jeigu nori išmokti, tai prasme... Taip. Esu turėjęs įvairių tokių pokalbių, kur irgi va, homeworko atvejais žmogus padarė, davė, žinai, aš ten scrollinu, žinai, kodo belinkė, man jau akis varva. Bet vis tiek supranti, ten maždaug kažkas, kur vyksta, ir atrandi, kur taip gal ne visiškai pagal paterną padaryti ir nelabai aišku, kodėl čia priimtas sprendimas vienoks ar kitoks. Paskui per aptarimą klausi, kodėl čia taip ar taip, žinai. Vienas iš kertinių dalių buvo, žmogus nežino. Sako, nežinau. Sako, čia su vibe-kodinu. Viskas ok, su vibe-kodinai, all good, bet tuos main decisions tu turi suprast, kodėl, žinai, taip padaryto, ne kitaip. Tai įdomus. Jo, bet čia tokia šių laikų iš tikrųjų ta problema, kur aš žinau, nedaug kas pradeda daryti, grįžta vėl, tada ne darbas, o whiteboardo ar kažkoks, ta prasme, kad suprasti, kiek žmogus pats iš tikrųjų supranta tai, kas padaryti. Apskritai. Taip. Ok, gal dar sugrįšim prie šitų dalykų pabaigai pačiai jau, man įdomu, žinai, patarimas, jeigu kas nors nori, o hostingerį, žinai, dirbti. Bet gal dar prieš tai vieną temą, kurią paminėjom pačioj pradžioj, tai ta R&D, naujovių ieškojimas, modelių kitų įvertinimas, ar gal net apskritai kažkokių radikalių approachų kitokių paieška, nes turbūt irgi dirbant prie produkto, jeigu gerini kažką, kartais gali būti sunku atsitraukti visiškai ir pagalvoti taip visai out of the box. Tai kaip tą dalį sprendžiat? Ar jūs turit komandą dedikuotą tam, ar čia visų kažkoks, žinai, 20% laiko dedikacija? Taip. Jo, tai kai visų atsakomybė yra, tai reiškia niekieno. Jo, tai kas yra fainai, kad mes tikrai labai gerai išjudėjom su, sakykime, pirma AI banga. Tai yra, kai GPT-2 išėjo, kai atsirado kiti kalbos modeliai, kur tu gali susintegruoti, pasirašai promptą. Būtent ta pati pirma, tai tikrai labai sklandžiai, turėjom gerą įdirbį prieš tai ir tikrai smagiai susintegravom, išmokom, išjudėjom. Ir rezultatas dabar yra, ne visi produktai, jie yra vienaip ar kitaip grįsti AI ir visi džiaugiasi. Žinai. Tai man atrodo, kad čia kryptis ganėtinai aiški, ką ir sakai, reikia su produktu dirbti, tobulinti, žinai, ką pamatai rinkoje adaptuoti. Pavyzdžiui, Agentic File System įdomus approachas, kur ten agentui tu duodi jo galimybės, pateikia kaip failų ir direktorijų medį, nes jie ten geriau orientuojasi. Toks labai geras produkto paimprovementas, pavyzdžiui, jeigu pas tave function callingas kažkiek, žinai, lekina. Tai čia viskas ok, nes atsiranda toolsai, tuos adaptuoji, ištestuoji ir judi, bet kaip man atrodo, kad šita dalis, jinai turi gerą ateitį
Toliau organizacijoje ir apskritai žiūrint, norint sukurti dar daugiau pridėtinės vertės, mes turim pradėti galvoti apie tai, kur bus AI-us po metų, 2, kaip suvaldyti įvairias rizikas, tokias kaip, pavyzdžiui, kas būtų, jeigu Amerika uždaro savo prieimą prie duomenų centrų. Arba kas nors sukuria labai gerą modelį, kuris visus aplenkia, bet tu neturi prieimo, prie jo konkurentai turi. Tai tokios rizikos jos, manau, ganėtinai validžios yra. Plus galvojamas, kas bus po metų ar 2, dažnai nėra produkto roadmap. Jo, nes tau vis tiek rūpi funkcionalumas, ketvirčiai, kažkokie short terminiai goalsai, žinai, kur būtent į AI galvojant ir investuojant, būtent kas bus po metų 2, tu tuos vaisius tada ir nuskins ir būsi vienas pirmųjų, žinai, kas tą padarys. Tai R&D pas mus yra nauja sąlyginai komanda, kur žmonių nėra labai daug. Ten aš ir gal dar vienas, žiūrėsim, kaip pavyks intervainis, bet bildinam ir norim sukurti pajėgumus, kurie gebėtų matyti, kur pakreipti hostingerio produktus dabartinius ir ar naujus, būtent kelių metų perspektyvoje. Tai kur atsiranda ta nauda, tai padėti susibildinti raumenį kalbos modelių mokyme, eksperimentuoti su state of the art dalykais, labai panašiai gal paperių skaitimas, implementavimas, žinai, galvojimas per organizacinę struktūrą, kur mes kaip hostingeris galėtume tos funkcionalumus implementuoti, neapsiribojant turimais produktais ir turimų produktų peisų, kaip jie auga. Okay. Jo, tai čia toks, bet čia turbūt irgi turėjot prie to kaip ir priaugti turbūt. Exactly. Tai dėl to, kodėl anksčiau tas neįvyko, nes buvo belinkiek dalykų, ką dar galėjom pasiekti su ta struktūra, su to way of working, kurį turėjom. Dabar, kai ta vieta yra visai neblogai įspręsta, reikia žiūrėti, kur daugiau tos vertės atsiras ir kaip mes galim kontributinti į kompanijos sėkmę tokiam ilgesniai perspektyvai, žinai. Jo, tai va čia šiaip labai smagu, kad apskritai įmonės apie tai galvoja, nes šito pačiu yra ir tokio intelektualinio know-how auginimas Lietuvoje. Exactly. Man atrodo, žinai, tas next stepas ir bus. Dabar visi hirina AI engineers. Greitu laiku hirins AI research. Nes čia labiau yra research iš tikrųjų galvojimas apie tai. Taip, nes tau daug dalykų, čia visai kitoks biškiai žmonių stekas, nes realiai tu pasimi, dirbi su labiau low level modelių dalykais, researchų, kur jau svarbu, žinai, kelti hipotezės, dėliotis tą research planą ir eksperimentus. Vykdyti pipeline, iš vis turėti tą procesą, kaip tu eksperimentus darai, žinai, kad neužsižaisti vienoje vietoje, nenueiti į visiškai detalės, bet ta pusiausvėra, nes vis tiek organizacijų iš tavęs tikisi deliverio, tai ta pusiausvėra, kokia tai turėtų būti. Jo, ir čia turbūt gal man dar viena gal iškyla, kad čia taip pat, kaip AI organizacija arba AI engineering organizacija turi kaip ir, sakyčiau, nežinau, užsidirbti, užsitarnauti, žinai, jūs per ilgą laiką daug produktų padarė, daug įtakingų ir sėkmingų produktų ir tada jau organizacija kaip ir pasitikė, kad
mes galim tada skirti žiūrėjimą labiau ne ten 4 ar 2, bet galim žiūrėti ten 2 metus, nes mes matom, koks yra track recordas. Būtent, ir labai svarbu, kad ir vadovai, ir visi supranta, AI jisai niekur nedings, ne? Kaip mes jį geriausiai galim išnaudoti, tai pirma dalis yra taip, integruoti tai, ką turim dabar ir kurti vertę iš to, bet matant, kaip viskas keičiasi ir kiek galimybių atsiranda, kaip mes visą tai galim išnaudoti long termu. Aš žinau, kad tu dabar daug eksperimentą, man atrodo, ir daug daliniesi iš tikrųjų LinkedIn ir kitur. Koks tau buvo gal atradimas pastaruoju metu, ar buvo koks nors aha momentas? Tai mano aha momentai yra turbūt susijęs su open source kalbos modeliais, kur kokia dinamika yra Frontier gerai iššauna, tada open source dasivė. Tada iššauna, dasivė. Tai šita dinamika labai gera ir ta kryptis, va ir Kimi K3 ne ką pademonstravo, ar ten Kvenas 3.8 open source, mane labai stebina ir tai čia recent buvo tas. Taip. Ir vienaip ar kitaip rodo, žinai, kad kalbos modeliai turi tikrai pakankamai intelekto įspręsti tavo produkte uždavinį, pavyzdžiui, sugeneruok man SEO ten tekstą. Nežinau, ar tau tikrai ten reikia super duper modelio, turbūt, kad ne. Ir, žinai, tie paprasti open source'iniai tikrai geba tą padaryti ir, man atrodo, va ten yra, daug vertės, ką mes dar turėtume iš to išspausti. Okay. Jo, šita dinamika labai įdomi, ypač turbūt su pastaraisiais mėnesiais gal iš tikrųjų, kur mitos buvo uždraustas, tada ten Favai taip pat ten toks limited availability. Būtent, sakau, man dėl to tie klausimai ir kyla, tai uždarė. Wow, tai čia yra krizė. Tai reiškia, valstybė įsikišo į kompanijos reikalus ir sako, hebra, dabar bus taip, žinai. Tai, tai didelė rizika ir ar produktas gali apie tai pagalvoti, kaip ir gali, bet tai nemanau, kad bus vėlgi... Tai vėlgi čia prioritetų klausimas, tada kuris ketvirtis ir kokį golsai. Taip, būtent. Ja, labai įdomu, čia atskiro turbūt pokalbio iš tikrųjų reikalaujantis. Bet tada gal pabaigai visai, tai gal norėčiau klausti tavęs, koks tavo būtų patarimas. Nežinau, yra, inžinieriai, kaip ir ar data scientistai, ar inžinieriai, backendas, frontendas, nesvarbu, nori būti AI inžinierius. Tai nežinau, ką tu patartum, nuo ko pradėti, ką padaryti, kad, pavyzdžiui, tarkim, ir atkreiptų tavo dėmesį, ne? Jeigu hostingerija po to darbintis. Jo, tai mano dėmesį visą laiką atkreipia kai pokalbio metu ar kažkur man žmogus pasako, žiūrėk, sako, aš pas save namuose paraninau treningą ir man ten gavosi ABC, žinai. Man iš karto amazing yra pliusas, nes kai tu investuoji savo laisvą laiką į tai, tai reiškia, kad tu beprotiškai tuo degi ir nori ten eiti. Tai man čia vienareikšmiškas, jeigu išgirstu ir pasako, tai dabar visi sakys, žinai. Visą laiką galima tą follow-up klausimą. Jo, reikia pasiruošti. Bet darbas turbūt yra nuolatinis darbas. Tai yra, tu žinai ir sugebi atsirinkti informaciją, kur dabar yra marketas, ir gebi padaryti ir priimti architektūrinį sprendimą, modelių sprendimą, tai yra kur kas labiau tinka ir sukurti kažkokį produktą. Jeigu tu nori įeiti į rinką, tai aš manau, kad tie side projektai, kuriuos tu darai, jie yra privalomi. Tik nereikia pamiršti, kad jeigu tu ateini ir sakai, aš padariau chatbotą, kuris su OpenAI ten susintegruoja, come on, žinai. Šiais laikais jau turbūt. Šiais laikais turbūt. Jo, apie ką mes kalbam, žinai. Taip. Bet jeigu ateini ir sakai, tai va čia yra tam, agentai, kur skirtingas kontekstas meninis, žinasi, kažkur integruojasi su MCP. O kodėl MCP? Nes tas ir tas man netiko, MCP yra geriausias sprendimas.
čia yra kažkokie guardrailai, modeliai yra tokie, nes tas ir tas, žinai. Nu, tu turi jau daug daugiau plačiau suprasti apie tą sprendimą, jeigu tu tai sugebi, turi tokį projektą, tai tikrai, nu, mano pirmas žingsnis žengtas. Tu jau esi labiau į ten, o paskui tai tiesiog pagal tai, kas domina, judi, žinai. Bandyti suprasti, kas tie įvalsai, kada jų reikia, kaip tai vyksta, kas yra modelių treningas, o ne, čia tokie jau turbūt next stepai, kurie reikalingi vėl kurti vertę, ar modelį fine-tuninti, ar tau geriau RAG sistemą panaudoti. Turbūt daugiau iš patirties, va tokie, žinai, gali ateiti. Aišku. Tai jo, projektai, jeigu nedirbi su tuo, tada darai kažką namuose, žiūri, mokaisi. Nes čia tikrai tokia, tikrai tampa labai atskira inžinerijos sritis, kaip agentus orkestruoti ir visą tą aplinkinį dalyką. Čia ir tas ir FOMO ir atsiranda, kur tu, oh my god, žinai, tai yra antie greitai besikeičianti sritis, kur, nu, tu jeigu neinvestuoji to pakankamai laiko, tai, wow, savaitė dvi tu ten neužnai, tikrai esi biški behind. Ir ta rizika, nu, ne rizika, bet tas jausmas tikrai yra. Aš ir pats jį turiu, žinai, kur tu pastovi, kažkaip turi atrasti laiko biški prisivyti. Nes kitaip jau toks jautiesi biški neduodantis pakankamai, žinai. Čia turbūt yra gal natūralu, kai sritis kažkokia yra tos S-kreivės, to stačioji daly, ta prasme, turbūt net neįmanoma jaustis, kad esi on top of things. Gerai, tai tiesiog tada pabaigai tas patarimas yra darbas, vienu žodžiu. Darbas. Šiaip AI sritis jinai yra žiauriai faina, bet jinai yra reikalaujanti daug darbo. Gerai, on that bombshell tada. Ačiū už pokalbį, Tomai. Ačiū.